kaip apsaugoti save. Kaip apsaugoti save ir turėti pajamas pastoviai, kiekvieną dieną, tiek, kiek jų reikia. Reikia mokesčiams, prašau, reikia maistui, prašau, reikia apsirengti, irgi prašau. Norite pakeliauti, jokių problemų. Bet tam, kad išsiaiškinti, kai tai yra, reikėtų galimai gyvai susitikti arba susiskambinti, todėl kad žmonės šiais laikais tikrai netiki ir nepasitikė. Tai kai aš jau 2 metai tame esu ir garantuoju visų 100%, kad tai yra begalinis srautas pinigų, begalinis srautas. Aišku, priklauso nuo to, kiek tu įdėsi į save, tai vėlgi į save. Ir manęs dažnai klausia, kas tai yra per programėlę, kas tai yra per daiktas, su kuo jisai valgomas ir taip toliau. Mėlyjei, visur yra žmonės ir pinigai. Arba žmonės, arba pinigai. Kažkas tai toje programėlėje naudojasi labai puikiai referalais, o tai reiškia pakviečia kaimynus, artimuosius, draugus ir taip toliau. Kai kurie tiesiog savo pinigais, todėl kad jie nenori to daryti, ar ne? Aš darau abiejais būdais, ir pinigais, ir žmonėmis. Ir man gaunasi gan neblogai. Šiandien dienai aš gyvenu be valdiško darbo. Šiandien dienai aš susimoku PSD, aš susimoku mokesčius iš to, ką aš uždirbu toje programėlėje. Ir aš esu garantuota, kad tai vyks beribis laikas. Mano gyvenimo etapui tai tikrai užteks, o galimai ir mano vaikams ir anūkams. Todėl, kad tai yra padaryti tokie algoritmai, kur dirba kaip banko principas. Įdėjai, gavai procentaliai tai, ką tu įdėjai, plus savo atsiėmį. Ir viskas priklauso nuo to, kokį pinigų srautą aš atidarau. Pas manęs yra atidaryti visi ir ne tik viena programėlė, pas manęs yra jų 8. Ir ar tai kriptovaliuta? Dalinai taip, bet ne visai. Dėka vienos monetos mes gauname būtent tą procentą, bet tuo pačiu atsiimam savo pinigus. Visada išduodama grąža. Tavo pinigai plus tai, ką tu uždirbai. Taip, kartais reikia mygtuką paspausti, žiūrint, kokiam sraute esi. Taip, kartais reikia padirbėti su savim. Su savim tai reiškia pasimokyti ir pažiūrėti, kas tenais yra. Ir kviečiu arba paskambinti, arba susitikti gyvai. Aš kaip visą laiką sakau, aš niekur nesislėpiu. Aš gyvenu Klaipėdoje, Debreceno gatvėje. Prašom, naudokitės. Telefono numeris yra viršuj, profilyje. Susitikti galim bet kada, jum tinkamų laikų. Ir, mėlieji, pasirūpinkit savim. Niekam jūs nereikalingas ir niekas jumis taip nepasirūpins, tai kaip jūs patys. Aš pasirūpinau ir labai džiaugiuosi.